Gudickas. Frankė. Ir Nikola Petkovičius muša Frankė. Atlieka rezultatyvų perdavimą ir Vilniaus Žalgiris vėl priekyje 2-1. Bendras rezultatas ir 2 įvarčių atsilikimas, kalbant apie 2 susitikimų sumą. Ir Vilniaus Žalgiris vėl gyvos tribūnos ir vėl gyva viltis. 2 įvarčiai. Likus žaisti pusvalandį, tai tikrai nėra nepanaikinama persvara. Ir jo labiau, kad Vilniaus žalgiriečiai šiandieną šiose rungtynėse jaučiasi tikrai gerai. Labai graži ataka, puikiai čia Frankės išsivadavo iš varžovo globos ir Nikolai Petkovičiui beliko tiesiog ištelėti koją ir nukreipti kamuolį į vartų tinklą. Ir kiek daug šiandieną štai tokių varžovų paslydimų, atrodo, tokiuose paprastose situacijose. Nėra, jie įpratę žaisti ant tokios dangos ir tas kai kuriuose epizoduose tikrai jaučiasi. Ir tas yra Vilniaus